Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis vyriausiasis kunigas metė apaštalams kaltiname: mes jums drauste uždraugėme mokyti tuo vardu, o štai jūs užtvindėte Jeruzalę savo mokslu ir dar norite ant mūsų galvų užtraukti to žmogaus kraują. Petras ir apaštalai atsiliepė: Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Mūsų protėvių Dievas prikėlė Jėzų, kurį jūs nužudėte pakabindami ant medžio. Dievas išaukštino jį savo dešinę kaip vadą ir išgelbėtoją, kad suteiktų Izraeliui atsivertimą ir nuodėmę atleidimą. Ir mes esame tų įvykių liudytojai, taip pat ir šventoji dvasia, kurią Dievas suteikė jo klausantiems. Apaštalams uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido, o tie ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką. Tai Dievo žodis. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Neleidai džiūgauti mano priešams. Viešpatie, tu išgelbėjai mano gyvastį iš šiovo, iš mirties nasrų mane tu ištraukei. Nors buvau su visais pakeliui aš į duobę. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Giedokite Viešpačiui šlovę jo ištikimieji, dėkokite jam prisiminę, koks jisai šventas. Jo įniršis tęsiasi tik mirksnį, o visą gyvenimą jo gerumas. Ašaros gali lietis per naktį, bet aušra sugrįžta džiaugsmas. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Išgirsk mane Viešpatie, būk maloningas, Viešpatie, tu man padėki. Tu mano raudą pavertei džiaugsmą, Viešpatie, tu esi mano Dievas. Tau dėkosiu per amžius. Aukštinsiu Viešpatie tavo didybę, nes tu mane apgynei. Skaitinys iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, regėjau ir girdėjau balsus daugybės angelų aplinkui sostą, būtybės ir vyresniuosius. Jų skaičius buvo miriadų miriadai ir tūkstančių tūkstančiai. Jie skelbė skambiu balsu: vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas, imti valdžią ir turtus, ir išmintį, ir galybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių. Ir girdėjau, kaip visi kūriniai, esantis danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbia:
Sėdinčiajam soste ir avinėliui tebūnie gyrius ir pagarba, ir šlovė, ir valdžia per amžių amžius. Keturios būtybės kartojo Amen, o vyresnieji puolė ant žemės, reikšdami pagarbą. Tai Dievo žodis. Alleluja, 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 alleluja. Prisikėlė Kristus, kuris visą sukūrė, ir žmonių giminės pagailėjo. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo drauge Simonas Petras, Tomas vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė, ir mes eisime su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esąs viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žarijas, ant jų padėta žuvį ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų. Iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpatie, tu žinai, kad aš tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles.
Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė: Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: Ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė: Sek paskui mane. Girdėjote Viešpatie žodį. Ar myli mane ir ganyk mano avis, mano aveles, rūpinkis jomis. Atrodo, tą Evangeliją visi esame nekartą girdėję ir kaip ją supranta žmonės ir savo gyvenimiškose situacijose dar nuo vaikystės duodama suprasti, ką tai reiškia. Ir štai vienas žmogus pasakoja, kad tai jam buvo didžiausias prisiminimas iš tų žodžių, kaip jie turėtų veikti mūsų gyvenime, kada jisai dar buvo vaikas, čia senesni laikai, ir atvažiavo cirkas. Ir žmonės rinkosi, kadangi didesnis miestas iš provincijos, tai jie su tėčiu nuėjo ir norėjo pamatyti cirko pasirodymą. Bet jis prisimena tai, kad atėjo dar pakankamai jauni žmonės, vyras ir žmona, susikibę už rankų, ir 8 jų vaikai. 8. Vienas už kitą mažesni, aišku, apsirengę labai kukliai, bet rūbeliai labai tvarkingi, vaikai labai drausmingi, labai išauklėti, irgi už rankučių laikosi po 2 ir stovi prieš juos šitoje eilėje. Ir jis prisimena, kada tėvas pasilenkė ir paklausė, kiek dabar kainuos tas jų dalyvavimas ir žiūrėjimas šito pasirodymo, paaiškėjo, kad jis neturi tiek pinigų. Ir kadangi to žmogaus, kuris liudija tą įvykį, tėvas girdėjo ir suprato, kuo čia viskas gali baigtis, kad tiem vaikam, tai didžiuliai šeimai, tragedija. Jie tikriausiai niekada cirke nėra buvę. Ir tada jisai tiesiog iš kišenės turėtą banknotą, kurie jau ruošėsi taip pat nusipirkti bilietams, tai buvo $20, tas žmogus sako. Ir jis išmetė juos ant žemės ir tėtis sako tam vyrui: ateikit, sako, jūs pametėt, sako, pinigus. Jūs išmetėt pinigus. Tas vyriškis pasilenkė, paėmė tuos pinigus, atėjo prie to, sako, mano tėvo, įdėjo rankas į jo delnus, sako, abudu jie suprato, kas čia įvyko. Bet tai buvo tas įvykis, kada, sako, aš vėliau supratau, ką reiškia tie Evangelijoje pasakyti žodžiai. Ir mes, sako, su tėvu jau nebeturėjom už ką, mes grįžom namo, bet tai buvo nuostabiausia diena mano gyvenime, kada mes galėjome parodyti štai tokiu gestu tokią didelę meilę artimui. Ir tai yra gyva Evangelija. Štai šiandieną Evangelijoje mes girdėsim apie Petrą, kuris, kaip žinome, 3 kartus išsigynė, išsižadėjo Jėzaus, kad jam tai buvo labai sunki patirtis, kaip jis dėl to vėliau gailėjosi. Ir nepaisant viso šito, Jėzus jam paveda vadovauti bažnyčiai. Atrodytų, reabilituoja šitą žmogų, kuris išdavė jį 3 kartus.
Ir apskritai Evangelijoje mes turime išskaityti labai aiškią mintį, kad Dievas net ir tuos žmonės, kurie jo vengia, kurie nuo jo bėga, jisai vis tiek randa būdą, kaip juos patraukti, kaip juos turėti savo artumoje. Ir štai pirmajame skaitinyje girdėjome, kaip šventoji dvasia Petrą, kurį, kaip minėjau, išdavusi Jėzų 3 kartus ir išdavusi turbūt iš pakankamai baimės, kad valdžios vyrai galėjo jam kažką padaryti ir užteko tų tarnaitės žodžių pasakyti, kad ir tu buvai su Jėzumi, jisai tuoj pat išsižada jo. Kaip minėjau, jį paskiria vadovauti bažnyčiai. Ir štai tas žmogus, atrodytų toks silpnas, jisai stovi prieš aukščiausią žydų teismo instituciją, Sanhedriną, ir jisai ten taip šneka užsidegęs, tas toks atrodo bailus, išsigynęs Jėzaus žmogus, kuris pasako labai svarbius žodžius, kuriuos ir mes turėtumėm įgyvendinti savo gyvenime. Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Kiek kartų būna gyvenimiškų situacijų, kada iš mūsų kažkas reikalaujama tokio, kas tikrai Dievui nepatiktų, bet tas, kas reikalauja, turi galių, turi svertų mus versti daryti tai, ko mes neturėtumėm daryti. Ir tada tai reikia pasakyti, ką pasako Petras, stovėdamas prieš tuos aukščiausius teisėjus. Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių. Ir antrajame skaitinyje pateikiama Jono vizija iš Apreiškimo knygos, kurioje tas prisikėlęs Kristus, tas įvaizdis pašlovinto Dievo avinėlio, kuris įsitaiso danguje. Ir visas apreiškimas Jonui yra krikščioniškos vilties dėl prisikėlusio Jėzaus išraiška. Kad tai yra viltis, jog jis tikrai, ką sakė, ir įvyko, ir kad tai bus ir mums, kad ir mes būsime taip pat prikelti. Na ir Evangelija ilga, ir jūs turbūt pastebėjote, kad ją galime tokias 2 dalis pamatyti, kad jinai susidaro iš 2 dalių. Ir kaip evangelistas sako, tai yra Evangelija apie 3 Jėzaus pasirodymą po to, kai jisai prisikėlė iš numirusių. Galima tik įsivaizduoti, kad tie įvykiai negalėdavo nesukrėsti tų žmonių, kurie matydavo prisikėlusi Jėzų, prisikėlusi savo mokytoją. Ir kaip šios dienos Evangelijoje, kad jie negalvotų, kad čia koks nors vaiduoklis, jis pirmiausiai kalba apie maistą. Ar turite ką valgyti? Štai kartu su Petru dar yra kiti mokiniai, kitaip tariant, jie 7 patraukia į žūklę. Ir tas būrys apaštalų, mūsų žmogiškomis akimis žiūrint, ne patys rinktiniai, ne patys geriausi. Tomas, kuris abejojo prisikėlimu, tas mūsuose vadinamas neviernas Tamošius. Toliau Natanaelis iš Kanos, kuris kažkada išgirdęs Pilypą sakant, kad mes suradome Mesiją iš Nazareto, o tas tuomet kandžiai pasakė, o kasgi gero gali kilti iš Nazareto. Toliau 2 Zebediejaus sūnus, Jonas ir Jokūbas. Mes juos irgi taip pat prisimenam iš tokio ne visai malonaus konteksto, kada jie prašė savo motinos, jog jinai pasirūpintų jų ateitimi ir kad jie sėdėtų vienas kairėje, kitas dešinėje, kai Jėzus atsisės savo šlovėje danguje. Kada apaštalai išgirdo, apie ką jie ten kalbėjo, nesmagi situacija, kada viskas paaiškėjo. Taigi, kaip matome, ne tie, kuriuos mes rinktumėmės į išrinktinių savo mokinių būrį, bet tai yra tie žmonės, kurie
parodo, kad Dievui, kuris pasirenka mus, jis pasirenka mus tokius, kokie mes esame. Ir Jėzus buvo labai kantrus su visais tais, kuriuos čia šiandieną paminėjome ir su kuriais jis visada susidurdavo ir kurie nebuvo pavyzdingi, paprastai šnekant. Taigi Simonas Petras, kaip evangelistas sako, ir jo draugai, kiti apaštalai, jie visą naktį žvejojo, bet nieko nesugavo. Ir štai artėdami prie kranto, jie pastebėjo žmogų, kuris klausė, ar neturite kažko valgyti, ar jūs nieko nesugavote. Ir žinoma, jie artėdami prie kranto pamatė žmogų ir jie nesuprato, kad tai yra Jėzus. Žinoma, kaip ir evangelistas sako, jie nieko nesugavo, taigi atsakymas buvo, kad mes nieko nesugavom. Ir tada išgirsta pasiūlymą to nepažįstamo vyriškio, užmeskite tinklus kitoje valties pusėje ir, kaip girdėjome, jie sugavo didžiulį kiekį žuvų. Tinklas prisipildė žuvų. Kad tai buvo stebuklas, jiems buvo akivaizdus dalykas. Ir tada Jonas sušunka Petrui sakydamas, tai viešpats. Ir tada Petras iššokęs iš valties, kad greičiau jisai plaukia link Jėzaus. Kiti taip pat iš paskos valtimi irėsi link kranto. Taigi jie atplaukę mato, kad yra žmogus, kuris jau užkūręs laužą, kuris kepa žuvį, kuris turi duonos ir kuris jiems siūlo pavalgyti. Taigi visi žinojo, kas yra tas vyras, bet jie buvo per daug drovūs kalbėti ir klausti, o kas tu toks esi. Kaip minėjau, suprasti juos puikiai galima. Ir tai buvo visais atvejais, kada prisikėlęs Jėzus sutikdavo ir pasirodydavo kažkam iš jo artimųjų. Kad jiems reikėjo laiko prie to priprasti, viešpats, žinoma, visą tai suprato. Ir jiems reikėjo to paliudijimo, kaip jau ir minėjau, kad jis yra tikras, ne koks nors vaiduoklis, kad jisai, kaip ir visais laikais, kartu su jais valgė, kartu su jais meldėsi, taip ir dabar jisai nori su jais pavalgyti. Savaime suprantama, šita Evangelija taip pat kartu ir primena mums tą sukvietimą į paskutinės vakarienės pokylį, sukvietimą į tą šventą valgymą, ką mes šiandieną labai gerai ir aiškiai suprantame, kad tai yra šventos mišios. Taigi Jėzus ir subarė juos. Ir tai yra ta pirmoji Evangelijos dalis, o antroji yra dar įdomesnė. Nes joje, kaip girdėjome, Jėzus kalbasi su apaštalu Simonu Petru. Vos tik papusryčiavę, kaip Evangelijoje sakoma, Jėzus pasiveda Simoną Petrą į šalį ir klausia, Simonai, Jono sūnau, ar tu myli mane labiau negu šitie? Taigi, atrodytų, viešpats atleido Petrui. Atleido Petrui už tai, kad jisai 3 kartus jo išsižadėjo, kada labiausiai reikėjo jų buvimo šalia. Tačiau jūs turbūt aiškiai pastebėjote, kad niekur nėra užfiksuota, kad Petras būtų prašęs atleidimo, o Jėzus būtų Petrui atleidęs. Mes niekur Evangelijose to nesurasime. Ir iš tikrųjų atrodytų, kad tai, kas vyksta šios dienos Evangelijoje, nieko bendra neturi su mums žinomu atleidimu. Juk jeigu mes, paprastai šnekant, prisidirbam, kieno nors akyse mes kągi,
jaučiamės kaip katinas į pelenus padarę, mes jaučiamės nejaukiai, mes bandome atsiprašyti, mes bandome sakyti, kad mes daugiau to nedarysime, tiesiog laukiame atleidimo. Bet čia viskas yra kitaip ir žymiai giliau. Nes Simonas į tuos klausimus vis atsako, tu Viešpatie žinai, kad aš tave myliu. Ir tada Jėzus vis eilinį kartą klausdamas sako, ganyk mano avis. Taigi Jėzus, kaip matome, neprašo iš Petro atsiprašymo. Ir ko jisai prašo? Jis iš jo prašo meilės. Mes suprantame, kad ir turime suprasti, kad Dievui reikia žmonių. Dievui reikia ne tik, kad jis turėtų ką mylėti, bet yra labai svarbu, kad ir jį mylėtų. Ir kaip matome, šitoje Evangelijoje tikrai nesvarbiausia žodis yra apie atleidimą, bet svarbiausia žodis yra mylėti. Taigi, brangieji, turime suvokti, kad kiekvieno žmogaus širdyje ir pačio mažiausio kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gilus alkis. Ir tą alkį gali patenkinti tik tai meilė, kurią mes gauname iš savo artimųjų, pirmiausiai iš mamų, iš savo tėvelių, bet ir ypatingai Dievo meilė mums. Ir kad mes taip pat atsakytumėm į Dievo meilę mums, savo meilę jam. Visi puikiai žinome Švento Augustino žodžius, kuriuos jisai pasakė, kad nerami yra mano širdis, kol neatsilsės tavyje Viešpatie. Taigi tai reiškia, kad atleidimas yra ne tik atleidimas žmonėms. Žinoma, mes turime ir kaip krikščionys suprantame, kad atleidimas yra reikalingas, kad mes turime išmokti atleisti, bet svarbiausia, kad mes atleisdami išmoktumėm mylėti. Juk kaip būna? Aš sako, atleidau, bet aš to žmogaus akyse nenoriu matyti. Nei aš pykstu ant jo, bet aš matyti to žmogaus nenoriu. Tai nėra, ko turėtų pakakti. Taigi Jėzus, galėtumėm sakyti, jisai nusileidžia iki Petro nesugebėjimo prašyti atleidimo. Galime mes taip ir sakyti. Galbūt jisai nesugebėjo paprašyti atleidimo. Ir ko gero tokia versija galėtų būti teisinga. Todėl, kad Petras buvo neeilinis iš apaštalų, jisai buvo išrinktas jų vadovų. Tai buvo vyras, kuris ketino net gyvybę atiduoti už Kristų, jokių būdų neleisęs jam nieko blogo nutikti. O štai pasitraukę nuo Jėzaus, išgirdęs įtarimą arba baimingą žinią, kad kažkas gali sužinoti, jog su Jėzumi buvo. Taigi Petras tikriausiai būdamas kietas, jisai supranta, kad tai, ką jisai padarė, negali būti atleidžiama. Ir suprantama, jeigu tu taip išduodi, ar tai gali būti atleistina. Bet kaip suprantame, Dievo ranka siekia gerokai toliau. Nei tai, ar kas nors yra vertas atleidimo, ar kas nors nėra vertas atleidimo. Tiesiog galime suprasti, kad Jėzus jiems sako, aš tau pavedu ganyti savo avis. Ne tai, kad tik tau atleidžiu. Nors kartais ištarti žodį atleidžiu yra lengviau, negu pasakyti, kad myliu. Tikrai taip. Štai kodėl Jėzus nesako Petrui, aš tave atleidžiu, bet jis vėl klausia ir klausia ir klausia, ar tu myli mane labiau už šituos. Tai visa tai ir daro šitą Evangeliją tikrai nuostabią ir gražią. Jėzus, jisai paveikia pagrindinį kiekvieno žmogaus troškimą. Kaip minėjau,
tą troškimą meilės. Dievo meilės, tokios meilės, kuri neturi sąlygų, kuri neturi išankstinių nuostatų. Ir nesvarbu, kiek mes būtumėm padarę nuodėmių ir kiek mes būtumėm padarę išdavysčių. Ir Petrui sako, ganyk mano avis. Suprask, aš, Petrai, tave myliu. Aš tavim pasitikiu ir dabar tau pavedu rūpintis tuo, ką turiu brangiausio, tas avis, kurios man patikėtos, dabar pavedu rūpintis už mane. Ir iš tiesų bažnyčia jinai remiasi ne tik atleidimu, netolerancija, kaip dažnai dabar girdime sakyti, ne kažkokiu galutiniu susitaikymu, bet bažnyčia yra pastatyta ant Dievo, kuris yra meilė. Būtent ta, kuri nereikalauja prašyti atleidimo. Na čia manau, kad nuostabiai šita Evangelija dera su šios dienos mūsų švente, su motinos meile vaikui. Vaikui nereikia. Ir kaip mes tą mokėdavom, prisiminkit savo vaikystę, kaip mes mokėdavom tą gražiai išnaudoti. Nereikia sakyti, kad atsiprašau, reikėdavo tik tai pakibti ant kaklo ir pasakyti, kaip mamytė, aš tave myliu. Viskas. Ar net tas pats vyksta šiandien su Petru ir Jėzumi? Jisai lygiai tą patį pasako. Ir čia jūs jau žinote, yra ta meilė, kuri yra labiausiai panaši į Dievo meilę žmogui. Ką dabar sakau, tegul neužsigauna tėčiai, bet jie truputėlį kitaip myli savo vaikus. Jie kelia sąlygas, mama jų nekelia. Tėvai kelia sąlygas, kad vaikai neišleptų, kad jie nemanytų, kad čia jie dabar yra pasaulio centras ir juos reikia mylėti tik dėl to, kad jie yra. Bet mama būtent taip myli. Tai mums užtat reikia ir tėčio, ir mamos, kad mes būtumėm besąlygiškai mylimi, galėtumėm tarpti kaip tie pomidorai šiltnamyje, kur nėra nei vėjelio, mums jokių pavojų, bet yra ir tėtis šalia, kuris mus truputėlį paragina ir paskatina šiek tiek įdėti pastangų. Taigi, brangieji, šiandieną ir turėtumėm girdėti tuos žodžius, prisimindami savo mamas, kurios būtent myli mus šitą dieviškąją meilę. Čia vadovėliai apie tą rašo. Čia yra tiek aišku, kad jau net tiems, kuriems ir tikėjimas nėra labai svarbus, kad juo galėtum remtis, norėdamas pagrysti šitą tiesą. Dėkokime Dievui už tai, kad Jisai iš tiesų, kaip ta mama, laukia tik vieno dalyko, kad mes prie jo su meilė artėtumėm, nepaisant to, ką bebūtumėm padarę. Nes jau tai, kad mes galvojam, kokią šunybę iškrėsti, juk Dievas jau apie tai žino. O jeigu dar iškrėtėm, Jisai žino, kaip mes jaučiamės. Tai reiškia, jeigu mes sugebėsim prie jo artėti su meilė, mums bus labai paprasta. Mes būsim kaip ir tas Petras, kuris išgirsta, aš tave myliu, ganyk mano avis. O šiandieną, kodėl ir užsiminiau pačioj pradžioj apie tą liudijimą to žmogaus, manau, kad ir mes visi, lygiai taip pat kaip ir Petras, šiandieną turime pasakyti, kad mes mylime Jėzų ir to patį išgirsti ir, ką sakė Petrui, ganyk mano avis, rūpinkis jomis. O jūs turite tų avių po savo sparnu, savo namuose, savo giminiai, savo kaiminystėj, savo darbovietėj ir kągi mes turim daryti. Jeigu mes mylim jį, jis myli mus, mes turime rūpintis tais, kuriuos jis mums pavedė. Tuos, kuriam buvo pavesta rūpintis, kad jos nepražūtų, o dabar mes visi esam siunčiami tą ir daryti. Amen.